Birželio 14 dienos antradienio laidoje matysite. Gedulo ir vilties dieną prisimename tremtyje kentėjusius ir žuvusius. Janinos Monkutės Marks muziejaus galerija švenčia 10 metų jubiliejų. X formos sportininkai debiutą pažymėjo auksu ir sidabru. 1941 m. birželio 14-ąją sovietų okupantai Baltijos šalyse pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Pirmieji sąrašus pakliuvo mokytojai, gydytojai, ūkininkai, karininkai. Per visus tremties metus iš Kėdainių rajono buvo ištremta 3,5 tūkstančio gyventojų. Nuo tų dienų prabėgo 70 metų. Tačiau šių žmonių kančios, skausmas neturi būti užmiršti. Lietuva mini 70-asias pirmųjų lietuvių trėmimų į Sibirą metinės. Ir šiam renginiui mes pakvietėm į Kėdainių krašto muziejaus Svirskio kryžių salę, Šėtos gimnazijos, Kėdainių Krakių gimnazijos ir Kėdainių Šviesiosios gimnazijos gimnazistus bei Kėdainių tremtinius, kad iš tiesų paminėti tą labai svarbią Lietuvai datą ir kartu įsijungdami į visoje Lietuvoje vykstančią pilietinę akciją Žinia tėvynei. Tai yra žinia, kurią duoda arba perduoda šiuolaikinė karta ir vyresniai kartai. Kodėl pasirinkta tokia tema Žinia tėvynei? Nes vienintelė turbūt būdas sužinoti, kaip gyveno tremtiniai, tai buvo laiškai. Ir būtent šio renginio tokia jungiamoji grandis yra Adelė Dirsytė. Yra tremtinė, mūsų kraštietė, mokiusis Šėtos progimnazijoje ir Kėdainių gimnazijoje. Būdama tremtyje parašė maldaknygę Tremtinių Marija gelbėk mus. Ir iš tiesų šita maldaknygė, jinai kreipimasis į visus. Žinia, kad viltis visą laiką padeda išgyventi. Tai vat ir ta žinia, kad šiuolaikinis jaunimas supranta, žino, kas buvo tie trėmimai ir tiesiog prasmingai paminėti tokią labai svarbią Lietuvai datą šitą žinią. Renginio svečias Jonas Puodžius, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos pirmininkas, drauge su tėvais, mokytojais ir broliu į Sibirą buvo ištremtas 1941 iš Alantos. Galgotos kelią paženklintas skausmu, mirtimi, žino ne iš pasakojimų, o iš savų patyrimų. Jis mielai susitinka su jaunimu ir pasakoja apie tremtį, kad ji nebūtų užmiršta. Aš žiūriu kaip į istoriją, kuri buvo, dabar jau praeitis yra ir labai norisi, kad tą istoriją žinotų žmonės, kiek tai įmanoma, ypač jaunimas, kad žinotų. Na, o dabar mūsų tikslas, toksai vienas iš didesnių galbūt tikslų yra tai paskleista istorija ir antras dalykas, tai kad ta istorija nebūtų iškraipoma, interpretuojama, kad nebūtų įvairiai labai. 6 metų aš buvau ištremtas. 6 metų, brolis 3 metų. Pirmoji tremtis, kaip jūs žinote, buvo nuo tėvų atskiriami. Ir vat štai motinai teko mus kažkaip tai saugot nuo to bado, nuo to šalčio, nuo tų visų negandų. Tokius. Labai daug kas paklausė, kaip išlikot. Šitą aš sakyti tikrai negaliu. Aš manau, kažkokia tai toks tikėjimas, viltis, tikslas, tų motinų, tėvų tikslas, kiek galima daugiau tų vaikų išsaugot, apsaugot nuo jos. Na ir paskui toksai mūsų buvo gan įdomus, žinoma, grįžimas, mes pabėgom iš tenai. Po 7 metų, 7 metus mes tenai buvome, pabėgom. O šiaip, nu ką, tas badas, tas šaltis, mes buvom šiauriausioje vietoje, turbūt pačioj šiauriausioje, ko gero vietoje. Na tai kągi, šaltis, badas. Ir pirmais metais mirė apie trečdalį mūsų žmonių, apie trečdalį mirė. Nu kažkaip tai išlikom ir viskas. Mano sieloje šventė, mano dovana tėviškai tapo realybė. Grįžau namo, kur tėvų kapai, kur numylėtas nevėžis, kur mylėta, svajota, padangiams krajota. 2001 m. spalio 20-ąją į savo muziejaus atidarymą susirinkusiems svečiams sakė Janina Monkutė Marks. Šimtai svečių iš Lietuvos ir Amerikos stebėjosi, kiek daug gali vieno žmogaus entuziazmas ir atkaklumas. Šiomis dienomis muziejaus galerija švenčia 10 metų jubiliejų. Gyvenime gal nėra daug, bet muziejų yra labai daug, kadangi tiek parodų. Mes skaičiuojam 70 virš vietoj parodų, o kiek dar Janinos darbų iškeliavo visur, kiek edukacinių veiklų vykdėm su suaugusiais, su vaikais, kiek muziejų naktų, kiek visokių vakarų poezijos. Aš skaitau, kad tikrai yra labai daug.
Jeigu šiandien prisiminti pačią pradžią, ar sunkiai buvo? Žinoma, kadangi man tikrai buvo labai sunku, ir Janinai labai sunku, ir naujai kuratoriai tik atėjusiai, nes mes iš nieko turėjom padaryti, kad tas muziejus pradėtų gyventi, klestėti, kažkaip tai tikrai buvo pradžia labai sunki, o dabar tai gal 1-2 metai, paskui jau įsivažiavom. Ar įsivaizdavot, kad bus toks rezultatas? Ne, nesitikėjau, tikrai tokio gero rezultato jokių būdų nesitikėjau. Aišku, gal giriuos, bet tai gal darbai kalba už save, tikrai džiaugiuosi, kad turim daug žmonių, daug lankytojų ir savanorių dabar būri, ir muziejaus narių. Nu, aš esu asmeniškai labai laiminga, aš tikiu, kad ir Janina tikrai sėdi dausose, žiūri į mus ir labai džiaugiasi kartu su mumis. Vėl norim užsienietiškų parodų, vėl norim stebinti kėdainiečius ir svečius. Turim planų labai daug, aišku, finansai, viskas finansai, bet dideli siekiai, dideli norai ir aš tikiu, kad įgyvendinsim. Į šventę atvykę Janinos Monkutės Marks vaikai sakė, kad jiems Kėdainiai ypatinga vieta, kurią labai mylėjo jų mama. Todėl jie pasiruošė išsaugoti galeriją, tęsti pradėtus darbus ir į Lietuvą atvykti dar daug kartų. No, I've been here for 3 times. This is my 3rd trip here. I was here for the Jis opening yra of the buvęs museum. su mama jau keletą kartų ir jisai džiaugiasi, kad yra va tokia nuostabi galerija, kurią sugebėjo, kaip jos idėja, kurią sugebėjo gyvendinti. Aišku, jinai būtų labai patenkinta, nes jinai daug keliavo pasaulyje ir matė ir mirusių menininkų, ir matė, kad muziejai yra tokie lyg ir apmirę, statiški. Ir jinai norėjo visai kitokios pakraipos muziejaus. Ir aš manau, kad jinai tikrai būtų patenkinta matydama tokį muziejų. Mums patinka šičia ir mama visada sakydavo, kad jinai yra šičia labai maloniai priimama ir lygiai taip pat mes esame maloniai priimami ir mes. Ir aišku, mes atvyksime. And we have a wonderful time whenever we come here, and we'll be back for other anniversaries in the future. 10 metų jubiliejaus proga galerijoje atidaryta netradicinė ir įvairi savo tematika paroda – tapyba, tekstilė, grafika, piešiniai, siuvinėjimai, keramika ir autorinės technikos darbai, įvairių sričių menininkų muziejų dovanoti kūriniai. Jonavoje vyko Lietuvos veteranų nuo 40 metų štangos spaudimo čempionatas, kuriame dalyvavo ir 2 kėdainiškiai, sportuojantys sporto klube X-Forma. Mūsų miestą atstovaujančių sportininkų pasirodymas buvo sėkmingas. Skirtingose svorio ir amžiaus kategorijose iškovoti 2 medaliai. Kėdainiam mūsų klubui X-Formoje atstovavo 2 sportininkai, tai veteranų kategorijose virš 100 kg ir virš 50 metų kategorijai dalyvavo Regimantas Didžiulis ir jisai tos kategorijos tapo Lietuvos čempionu. Kitoj kategorijoje tai buvo iki 50 metų kategorijos ir svorio iki 93 kg. Mindaugas Maruška užėmė 2 vietą. Bendram vaizde forma gal buvo nebloga, bet tom varžybom iš tikrųjų pasiruošėm turbūt daugiau spontaniškai. Nes kaip ir buvo abejojama dar dalyvauti, nedalyvauti, nes kaip ir gavosi nors ir veteranai, kad tokiuose varžybose dalyvavo 1 kartą. Tų varžybų jau nuotaikos yra sportininkų geras ir galvojam, kad rudenį dalyvauti ir toliau. Aukso medalį pelnė Regimantas Didžiulis. Taip, tos varžybos buvo pirmas, kažkaip pažiūrėjom. Jonavoje jos buvo labai netoli, nusprendėm nuvažiuoti pabandyti, pažiūrėti, kas per lygis. Anksčiau būdavo Kėdainiuose irgi dažnai tos varžybos, kai toks buvo Ardavičius sportininkas Kėdainiuose. Tai aš matydavau, kaip jie dalyvavo, bet tada dar buvau kaip ir jaunesnis, negalėdavau dalyvauti. O dabar pamačiau, kad galima dalyvauti. Nuvažiavom, sudalyvavom. 127 kg įstumėm ten su tokiu vienu vaikinu, vyrų reikėjo pakovoti. Taip, ten tokia taktinė kova biški buvo, bet pasisekė, jis nepaspaudė. To svorio, jeigu jis būtų paspaudęs, tada būčiau antras, nes jisai lengvesnis už mane, bet jis nepaspaudė. Aš paspaudžiau, nors jisai su Maike buvo. Ir taip gavosi, kad laimėjom. Kaip sportuoju, labai gerai jaučiuosi. Nei nugarą skauda, niekas neskauda. Dėl to kažkaip tai kaip įpratęs nuo jaunystės eiti sportuoti. Taip dabar tęsiasi, net nežinau, kada tai užsibaigs.
Kitoje kategorijoje sidabro medaliu pasidabino Mindaugas Maruška. Normaliai sekėsi, užėmė antrą vietą. Čia Lietuvosai būdavo varžybos. Galvojau, sudalyvausiu Lietuvos čempionate. Lietuvosai neblogai sekėsi. Nenusivylėt? Ne. Ir toliau padalyvausite? Turbūt. Sportuojam ir tiek. Ar seniai sportuojate, ar domitės tą sporto šakas? Sportuoju va čia, kol va, treneris, kai klubas atidarytas taip pat. Visą laiką. 2 metai jau, 3 beveik. O prieš tai domėtės tokią sporto šaką? Domėjausi. Jaunystėje. Birželio 15-osios Kėdainių mugės anonsas. Janinos Monkutės Marks galerija paminėjo 10 metų jubiliejų. Jos įkūrėja jau dėja išėjo Napilin, tačiau į iškilmes buvo atvykę visi 4 šiuo metu Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenantys sūnūs – Danielis, Paulas, Peteris ir Sigis. Jie įsipareigojo tęsti mamos pradėtą darbą. Ankstyvųjų bulvių paprastai svajojama paragauti per jonines. Vilainių seniūnijoje ūkininkaujantis Rimantas Žebarauskas šią tradiciją ankstina. Bulviakasį pradėjo per antanines. Užsieniečiai mėgsta kiek kitokius maisto pagardus negu lietuviai. Tarkime, suomiai vertina tik riebesnį ir būtinai be laktozės majonezą. Danams labiausiai reikia originalių padažų picoms bei makaronams, o rusams daug aštrumo. Jiems patinka netgi krienų mišiniai su garstyčiomis. Šios ir daug kitų temų margame rytojaus laikraštyje Kėdainių mugė. Sužinosite, kuo kaimyninėme Jonavos rajone nustatytas kiaulių maras grasina po miškus lakstantiems šernams. Kad tautodailininkas Algirdas Raila pagaliau baigė kurti Pasmilgio parką, bet nežino, kas jį ateityje prižiūrės. Kam garsusis amerikiečių automobilių pramonininkas Henris Fordas visuomet pagarbiai kilstelėdavo skrybėlę. Skaitykite Kėdainių mugę. Glaustai, aiškiai ir konkrečiai susipažinsite su krašto gyvenimu iš visų pusių, ne tik per jį užvaldžiusios darbo partijos prizmę. Kėdainių kultūros centras kviečia drauge švęsti gražiausią vasaros šventę Jonines. Birželio 23 dieną prie Kėdainių kultūros centro nuo 19 val. Jūsų lauks žolininkė Adelė Karaliūnaitė, Kriaunų raganos, kurios bus iš kortų, kavos tirščių, žolynų. Nuo 20 val. Muzikinė vaistinė, rajono liaudiškos muzikos kapelų ir liaudiškų šokių kolektyvų pasirodymai, Janinų ir Jonų pagerbimas. Nuo 21:30 dainų krautuvė, estrados dainininko Edmundo Kučinsko koncertas, saulės pagerbimo apeiga, eitynės prie Nevėžio upės, giesmės dangaus karalieniai sauliai, vainikėlių plukdymas. 2011 Laisvės gynimo ir didžių netekčių atminimo metai. Birželio 14 Gedulo ir vilties diena. 17 val. Kėdainių geležinkelio stotyje vyks atminties valanda, skirta Lietuvos gyventojų tremties ir masinių žudynių 70-osioms metinėms paminėti. Atminimo lentos atidengimas. 18 val. Kėdainių Švento Juozapo bažnyčioje šventų mišių auka už Lietuvos tremtinius. 19 val. Prie simbolinio tremtinio kryžiaus Kėdainių miesto Kauno gatvės kapinėse, Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos skaitytojų skyriuje Jono Basanavičiaus gatvė 59 eksponuojama spaudinių paroda Lietuva – šnabždėjo lūpos barakų tamsoje. 16 val. 30 minučių autobusas į geležinkelio stotį lauks prie centrinio pašto. Organizatoriai Kėdainių rajono savivaldybė ir Kėdainių kultūros centras.